Esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus ir tęsime mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos valstybės, lietuvių tautos vietą šitame kintančiame pasaulyje. Praėjusią savaitę įvyko du svarbus įvykiai tarptautinėje politikoje. Gegužės 8 dieną buvo išrinktas naujas Romos popiežius. Pirmą kartą istorijoje jo tapo Šiaurės Amerikos atstovas, Jungtinių Amerikos valstijų atstovas, kuris pasirinko Leono XIV vardą. Jis pakeitė mirusį popiežių Pranciškų, kuris buvo Pietų Amerikos atstovas iš Argentinos. Kol kas nežinome, koks bus naujo popiežiaus vadovavimas bažnyčiai. Todėl šiandien daugiau pakalbėsime apie kitą svarbų tarptautinės politikos įvykį. Gegužės 9 dieną Rusija šventė pergalės didžiajame tėvynės kare 80 metų sukaktį. Mes šią sukaktį vadiname Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje sukaktimi. O Rusijoje tai yra pergalės didžiajame tėvynės kare šventė. Maskvoje vyko karinis paradas, kurį stebėjo daug pasaulio valstybių vadovų, pavyzdžiui, Kinijos ir Brazilijos prezidentai. Iškilmėse dalyvavo ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius, taip pat Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico. Lietuvos atstovų aišku ten nebuvo. Kaip gerai žinome, Lietuvos režimo tikslas yra nugalėti Rusiją mūšio lauke, kare Ukrainoje. Ir Lietuvos režimas nedavė leidimo Serbijos ir Slovakijos vadovams skristi į Maskvą per Lietuvos oro erdvę. Ta pati padarė ir Latvijos bei Estijos valdžia. Serbija nėra ES ir NATO narė, o Slovakija yra ir ES ir NATO narė. Taigi Lietuvos režimas neleido ES ir NATO valstybės ministrui pirmininkui skristi virš Lietuvos. Serbijos ir Slovakijos vadovai vis tiek nuskrido į Maskvą kitais keliais. Bet ką pasako apie Lietuvos režimą toks jo elgesys? Mano įsitikinimu, toks Lietuvos režimo elgesys rodo, kad Lietuvos režimas yra režimas kenkėjas. Serbijos ir Slovakijos vadovai vis tiek pasiekė savo tikslą ir nuskrido į Maskvą. Bet Lietuvos režimas, kaip nepraustaburnis paauglys, džiaugiasi, kad jam pavyko nors truputį pakenkti Serbijos ir Slovakijos vadovų tikslo siekimui. Slovakijos ministras pirmininkas Fico Maskvoje taip ir pavadino Lietuvos elgesį. Jis pasakė, kad toks elgesys yra vaikiškas. O Serbijos prezidentas Vučičius Maskvoje pasakė, kad jį rinko Serbijos žmonės, o ne Vilnius, Ryga ir Talinas. Kitais žodžiais tariant, Lietuvos režimas šioje situacijoje pasielgė kaip ES globalistų įrankis, siekiant pakenkti Serbijos ir Slovakijos nacionaliniams interesams. Šitas Lietuvos režimo poelgis daro Lietuvą tarptautinės pajuokos objektu. Bet Lietuvos režimui tai nerūpi, nes Lietuvos režimas tarnauja ne Lietuvai, ne Lietuvos nacionaliniams interesams, ne Lietuvos žmonėms. Draudimas Serbijos ir Slovakijos vadovams skristi į Maskvą per Lietuvos oro erdvę yra tik mažas Lietuvos režimo kenkėjiškos prigimties pavyzdys. Šita Lietuvos režimo kenkėjiška prigimtis tapo ypač akivaizdi per pastaruosius 5 metus. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos visuomeniai koronaviruso epidemijos metu. Prisimename visi skiepijimą,
galimybių pasus ir panašiai. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos visuomeniai, vykdydamas prieš tradicinę šeimą nukreiptą politiką. Tai atvedė į šeimos gynimo maršą ir į didžiausią nuo Sąjūdžio laikų mitingą Vingio parke 2021 metų gegužės 15 dieną. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos nacionaliniams interesams, vykdydamas agresyvę prieš Baltarusiją ir Rusiją nukreiptą užsienio politiką. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos nacionaliniams interesams, griaudamas ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Baltarusijos ir kišdamasis į Baltarusijos vidaus reikalus. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos nacionaliniams interesams, griaudamas ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Rusijos, o buvo momentas, kai Lietuvos režimo kenkėjai rimtai galvojo apie Kaliningrado srities blokadą. Lietuvos režimas kenkė Lietuvos nacionaliniams interesams, kišdamasis į Kinijos vidaus reikalus dėl Taivano ir griaudamas ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Kinijos. Lietuvos režimo kenkėjiška prigimtis ypač pavojingai pradėjo reikštis po 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo didelio masto įsiveržimą į Ukrainą. Lietuvos nacionalinis interesas yra taika Rytų Europoje. Tuo tarpu Lietuvos režimas yra vienas karingiausių režimų Ukrainos kare. Lietuvos režimas pasisako ne už taikos siekimą, o už karo tęsimą tol, kol Rusija bus nugalėta mūšio lauke. Karas Ukrainoje yra karas tarp Rusijos ir vakarų globalistų, o Ukraina yra vakarų globalistų priemonė kenkti Rusijai. Ir Lietuvos režimas, kaip tikras kenkėjas, yra vienas didžiausių Ukrainos režimo palaikytojų. Todėl Lietuvoje tiek daug Ukrainos vėliavų, o Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą ir sako, kad bučiuoja Ukrainos karių kraują. Bet Lietuvos režimo prigimtis buvo kenkėjiška nuo pat pradžios. Tik pradžioje tai nebuvo taip drastiškai ir begėdiškai akivaizdu, kaip yra dabar. Tai, kad Lietuvos režimas yra ne kūrėjas, o kenkėjas, akivaizdžiausiai liudija tai, kad nuo vadinamosios nepriklausomybės pradžios žmonių Lietuvos valstybėje sumažėjo nuo 3 milijonų 700 tūkstančių iki 2 milijonų 800 tūkstančių pagal oficialią statistiką. Tik įsivaizduokime, okupuotoje Lietuvoje lietuvių tauta augo, Vilnius ir Klaipėda tapo lietuviškais miestais, ko nebuvo anksčiau. Vilnius buvo daugiausiai lenkiškas ir žydiškas, o Klaipėda daugiausiai vokiška. O pasibaigus okupacijai ir prasidėjus laisvei, lietuvių tauta Lietuvos valstybėje nyksta. Lietuvių tauta yra viena sparčiausiai nykstančių tautų pasaulyje, tarp tų tautų, kurios turi savo valstybės. Tai kokia čia okupacija ir kokia čia laisvė ir kokia čia Lietuvos valstybė, kokioje kreivų veidrodžio karalystėje mes gyvename pastarosius 35 metus. Lietuvoje, kaip ir Ukrainoje, vyksta praeities persekiojimas. Kuo labiau ryškėja ne kūrybinė, o kenkėjiška Lietuvos režimo prigimtis, tuo labiau persekiojamas LTSR palikimas. Griaunami paminklai, niekinami tarybinio laikotarpio lietuvių kultūros veikėjai. Šita kova su tarybinė praeitimi reikalinga tam, kad paslėpti dabarties politikos skurdą ir nusikaltimus. Kova su tarybinė praeitimi reikalinga tam, kad paslėpti dabarties politikos
skurdą ir nusikaltimus. Todėl tam ir reikalingas karas su praeitimi ir karas su Rusija.